Taip, žiniom. 250 km važiavimas be vienos padangos. Patikėkit, pareikalavo šiandien maks jėgų, koncentracijos ir visko. 210 km laikiau Višnievskį už savęs. Jis kelis kartus bandė lenkti, aš vis užkišu jam ir dulkės ir jis vėl už manęs. Bet paskui refuelingas buvo ir jis prieina, sako, sako, žinau, kodėl tu taip lėtai važiuoji. Ir tada jis jau padarė savo ėjimą. Dar 30 km saugojausi. O paskui, kai liko 60, galvojau, atvažiavom čia nepramogauti, kas bus, tas bus. Sustosiu, tai sustosiu, vandens turiu, bet galvoju, reikia bandyti dėti maks. Tai atlaikė, čia stebuklas, aš esu pats nustebęs. Tai tikrai pralaimėjau šiandien daug, bet dar viena diena, tai dar visko gali atsitikti.